Kas čia įeina? Avinžirnis, moliūgas, fetos sūris, pomidorai, svogūnas. Ir dar rukola. Dar daug. O padažiukas skanus? Labai. Nori valgyti skaniai, sveikai ir spalvotai, pasigamink šias nuostabes saldžiarūgščias moliūgų ir avinžirnių salotas su feta sūriu. Supjaustyk moliūgą kubeliais, nusausink avinžirnius, apšlakstyk alyvuogių aliejumi, uždėk mėgstamų prieskonių ir pašauk į karšto oro gruzintuvę arba orkaitę apie 20 minučių 180 laipsnių temperatūroje, kol šiek tiek apskrus ir taps minkštesni. Vyšninius pomidorus perpjauk pusiau, raudonai svogūną supjaustyk plonomis juostelėmis, feta sūrį supjaustyk kubeliais. Ir visus ingredientus sudėk dubenėlyje ir paruošk padažą. Tau reikės šviežios citrinos sulčių, reikės medaus, alyvuogių aliejaus, druskos ir pipirų. Ir visą pilną receptą skaityk aprašyme. Kad patiko mano receptas, nebijoju, spausk like, dalinkis su draugais, rašyk komentare daugiau receptų. Tikrai gaminsi šį receptą, nepamiršk jo įsisaugoti ir spausk like, kad pasiektų daugiau žmonių šis įrašas. Daugiau mano receptų rasi sveikatai palankus svetainėje, prenumeruok naujienas ir būk pirmas, kuris sužinos naujausią informaciją, kuri padės tau valgyti ir gyventi sveikai.